Alvits Masals, viskas į super. Vienu žodžiu, sulaukiau tokių paklausimų, ką prek nukrantus įmeš žvejams, vienu žodžiu, susistimėlė, ką vis suveikam. Nu, aišku, visi labai paprasta. Akmenų jau prisirinkavo į maiš, kad būtum svoris apačiu. Viskas čia ir tepat, kaip kad ir, reiškia, darom, kada, nu, kažkur tai iš valties susileidė, tada kažką. Tiesiog va viskų parodysiu, įmesi, matysit, ką pundinėje laikos ir kaip viskas gerai įvyks. Tai va, šaški. Dedam čia. Va, pasirenkam gilį. Nu, kokį norim tų gilį. Aš dabar uždėsiu mažą, nes aš noriu įmesti čia į skaidrų sundau ir priplauksim su valtį, parodys, ką ant undinė laikos, reiškia, kada tiesiog užmetė nukrant. Tai va, ir šitą va padarykim taip, kad nebūtum giliai. Užrašam va porą mazgiukų. Sakiau, neužverškit anų, nes kada šniūrs biški išbrinks, paskui bus, va, viskas šaš laikos. Dabar užrašam porą mazgiukų irgi apačiu, kad įdėsim į maišėlį. Vienu žodžiu, va, įdedu tus mazgus į maišėlį ir sutrauku šitą ir surišu. Tikiuosi, kad čia man viskas pavyks. Va, kas dabar įvyks? Reiškia, mes turim maišėlis, šaškį sunkesnė, ana leidas, viskas taip gera. Dabar aš parinks, va taip tu iki labai mažą gilį, kad aš galėčiau užmesti, kad galėčiau jums parodyti. Reiškia, ta šaš bus labai arti, aišku, jeigu jūs giliai ten norite mesti, tada prisireiškit, palei savo gilį. Suprasit, kad undinė stovės taip. Aš pabandysiu taip užmešti, kad matytumės jums. Tai aš dabar rešu, va, kadangi čia nedidelis gilis ir kad galėčiau nufilmuoti, nes giliau nebės nufilmuoti. Tai aš padarau va taip. Čia užrašu vien mazgėlį ir viskas. Sistemėlį paruošta. Bet kadangi mes norim nukrant, va, beleko iš šniūrų nusipirkit, nežinau, bet kur. Šitą, va. Ja norėk rėšti šitą pridogną. Aš net to pusę pasirinkau, vien šniūrsiu labai trogną. Tu šniūrų pasirinkit pats, kokį norit. Aišku, reikėtų šniūrų prasiviniuoti, kad mums, kaip sak, būtum ilgesnis, nes žiūrint, kiek nusveisit, kokio to veito, reiškia, jūs norit žvejuoti. Tai aš padarau ilgesnį ir dabar realiai aš jeigu žvejuočiau va čia. Čia ir toik matot veitą, kaip sakė, šį kartą žmonės žveju, aš atvažiaunu. Ir aš, jeigu noriu nukrant žvejuočiau, labai toli nereik, tiesiog už tų va žolių visur ten ir veina kita akis. Ir skaityk, va ten užsimesnė problema, bet aš dabar ten nemesiu, nes ten įgėliau daug ir negalėsiu nufilmuoti, in žodžiu parodyti. Va, matot, uždogna ir užrašta. Tai kas į negerą, turėčiau dabar tų šitą šniūrą, va, nupjauti. Čia, matot, nereik dėti viršutėnis plūdės, nes uns pasikavos undinė, va, ir nik nebus matyti. Nereik apatėnis tos viršutėnis plūdės, nes iš tą šniūrą sanu parsitraukti. Va, ir labai paprasta. Tikiuosi, kad man čia pavyks. Bišk palaukit, reik parsinešti šniūrą čia. Aš pats čia pirm kartą darau, bet manau, kad viskas turi išeiti. Nes čia niek nesudėtinga. Va, super. Tu šniūrą reikia nukirpti. Net ir suko. Nesvarbu, užmesiam taip. Va, viskas įvyks metim, žiūrėkit. Va, super. Užsimet šniūrų. Tiesiog, kaip sakiau, bet aišku, reikia dėti kito veito, perkelia šitą į nendris kažkur, un žemės anu pasitaise, pririša, nu, kaip sak, prisiriša į palekaunus bus. Aišku, gal bus visokių ten, oi, spiningų užsikabinau, taip toliau, bet jeigu jūs netoliai užsikabin, nu tai visko gali užkabinti, kažką trubis kažkas dėdau, užsikabindau, atkabindau, nu čia visko bus, aišku, bet šiaip tas šniūrs to reit palei dogną. Gal tas man šniūrs biškėlį netingu, šištą matos, kad ir bišk pakėlis viršau. Pasižiūrėkit, kad tas šniūrs kės. Ir uns eis palei dogną, arba dėkit tiesiog valą stipresnį. Stipresnį val, uns pareis palei dogną, niekam neužsikabins. O ten to vienu veitu, jeigu į tą sistemėlį, kaip dabar bišk paplauksim, pasižiūrėti, ką panastų, įsimetreišk ir ką panstų po vandenio, kad būtų aiškiai matyti. Tai va, šukam greitai valti ir pasižiūrėsim.
Nu va, priplaukam šitą kur ir įmesta dabar tą šaškį iš nukrant. Ir matot, va, ten šniūrs apačio eitom prie pačios, bet kadangi tas šniūrs negeras, man neger parinkau ir, reiškia, kilstants į viršų. Tai reikėtų val naudoti arba šniūr tas, kuris kėst. Va, ir matot, kaip stovim. Nu žemės pakėlus, reiškia, šaškį. Va, viskas super. Ir po to galės ant to prasitraukti. Kaip ir sakiau, vien žodžiu atvažiava, skaityk tik tai, kad va, dar kartuoju, vals turėtum būti skėstants eit palei dogną, kad netrukdyk niekam kitiem žvejoti ir nebus jokių problemų. Ir atvažiavo žvejoti, išsitrauk, lauk tiesiog sistemėlį. Nu, nebent profesionalą, aišku, žinosit, kur tas vals meską neužkabin, žinai, palei dogną, gal ir nebus problemų. O šiaip, sakyčiau, išsitrauk į laukvą ir tada į to veit susimaišą, pažiūrėtum, biraus produktų, kiek saldį dauna, užsimeti kelias kleckų ir viskas galbūt super. Tai nie pats patogiausias būdas, jūs galite susigalvoti, kaip sakė, palei savi, va matot, puikiausia šaškį prasitraukti čia, jeigu ant ir, kaip sakė, jau ištirpus, jeigu jau praeivė eina kitą parą, užsidedat ket, kaip sakiau, neužsiverškit mazgų, ir vėl jūs išvažiaudami, arba kas jau gyvenat, kur prie kažkokį, kaip sakė, ežeriok ar tvenkinok, vėl užsimeskit, ten į to veit, ir jokių problemų niekam nesukels. Tai va. Dar papildymo iš tikrųjų, vat jeigu ir toks vadognus, kaip čia smėlėtas, jums šiandien met nereik tos sistemėlis, nereik varit, kaip aš esu tas šniūras arba dar kažkaip, kaip sak. Bet jeigu į žuolis arba dumblas, sistemėlį ir būtinybė, va, bet jeigu nėra dumbla ir kai va švarė, užmetėt, tik atsimint to veit, šaškį, jūs visi matėt video, tos žuvis ten jednu, to dogna super ir net išsikas daubė. Teik naujienų.